Visiems labai labą rytą. Dabar šį kartą apie tokį kinietišką polikarbonato šiltnamį. Šiltnamis polikarbonatinis danga, polikarbonatas, o rėmas yra aliuminiai profiliai. Kaina jau dabar. Mačiau maksimumą 475 eurai. Mokėjau už jį taip, kadangi jis buvo kažkada jau kažkieno nupirktas ir grąžintas į parduotuvę kaip netinkamas naudot, nes trūko detalių. Todėl aš jį Kaune Jonavos gatvėje Senukuose pirkau su nuolaida. Kainavo jis tada apie kažkur tai virš 100 eurų, dar tą savaitę buvo šiltnamio akcija nuolaida papildoma, taigi sumokėjau 83 eurus su keliais centais. Trūko dabar kurių detalių. Trūko šito profiliuko, vieno gabalo stogo pusės polikarbonato ir apačioj eina tokios plastikinės juostelės, tų trūko. Čia nupirkau kažką panašaus tinkamo ir aliuminės juostos tokios senukuose radęs ir visą tą problemą sprendžia polikarbonato lapą įdėjau. Dabar kaip jis padarytas. Stovi lapai įsistato į tokius tarpelius apie, iki pusės šito profilio įsikiša. Kadangi susitvėriau iš rudenio, aš jį pasistačiau čia laukuose, galvojau, truks detalių, neaišku kaip čia bus, ko čia truks, gal visą žiemą reiks ieškoti, todėl rudenį nupirkęs nieko nelaukiau, pradėjau šį statyti. Toliau standartiškai pastatyti tokį šiltnamį taip kaip jis yra praktiškai neįmanoma, nes jam nėra ant ko stovėti. Pirkau papildomai stačiakampio vamzdžio ir padariau rėmą. Prisukau savisriegiais prie to rėmo. Va, čia matosi. Ir dabar stovi tvirtai kampuose, aišku, įvirinau strypus, įkasiau šios giliai į žemę. Vėjas jau nenunešė. Bet vėjas ką padarė, kelis kartus buvo šlupęs šonus polikarbonatinius. Todėl teko prisukti. Kur tikėjau, įsukau papildomų varžčiukų. Viršų įdėjau tokio baldinio senoviško lanksto juostą. Vėlgi priveržiau. Apačioj prisukau. Dabar laikosi neišplėšinėja. Durelės yra stumdomos ant bėgutų. Kada lengvai, kada stringa įvairiai. Toliau lentynėlė visokim daiktam čia padaryta, jos nebuvo standartiškai. Langai dabar pasikelia į viršų. Vėlgi papildoma detalė daryta iš skardos sulenkta. Užfiksavimas, nes kitaip tai vėjas tus langus lupinėtų kilnokų. Toliau nors šitas stogas gana atrodo toks ir standokas, bet žiemai dėl visako buvau įrėmęs kuolą, kad jeigu bus sniegas, sniegas neįlaužtų. Durelės, kaip sakiau, viršui ant rolikų važinėja šitam profilį. Apačioj yra va toks lovelis, kuris pastoviai pristringa žemių ir čia irgi dažnai strigdo tos žemės. Taigi plotas apie 6 kvadratą, kaip mūsų negausiai valgytojų partijai, tai užtenka. Toliau va, kaip sakiau, 180 eurų kažkur išėjo, dar pirkau tas čia kampį vamzdį, dažai, visą kitą papildomi. Ką pirkau, didelę tą aliuminę, suma gavosi apie 120 eurų, manau, kad apsimoka. Jeigu mokėti 400, kaip tenai kažkur buvo radas, tikrai neverta. Toliau, dar kažkur mačiau kainą apie 300 eurų tenai, nu irgi dar klausimas, ar vertėtų. Tiesiog kažkas buvo nupirkęs, pabandė tvert, neišeina, visas skrypuoja, siubuoja. Arba to trūko tų kelių detalių, grąžino atgal ir matyt, žmogus nusprendė, kad neverta. Gal už pilną kainą ar nevertėjo, o gal tiesiog nepavyko žmogui pačiam susitvarkyti viską.